aplankyti Litexpo parodą, kurioje bus eksponuojamos naujosios technologijos. Sveiki atvykę į Litexpo parodą. Mano vardas Kris Mandrutė. Šiandien būsiu jūsų gidė. Pirmiausia, eikime prie išradimo, kuris pasakoja apie praeitį. Paspaudus šį mygtuką, nekišk nagų, sugadinsi! Išgirsite senovės Graikijos istoriją, kuri pasakoja tai, kad anksčiau nebuvo jokios demokratijos moterų atžvilgių. Dabar eikime prie kito išradimo, kuris nukelia į bet kurį laikmetį. Paspaudus raudoną mygtuką nusikelsite į praeitį. Šitą grįšite į dabartį. Žaliasis mygtukas nukels į ateitį. Gidė Kris Mandrutė kviečiama prie informacijos. O, davai pabandom. Nu, davai. Vyrai, ar ne laikas organizuoti gladiatorių kautynės, nes gavau žinią, kad mums metė iššūkį zombitas iš Etrurijos. Odėl Savanta? Vyrai, iš kokių galų esate? Man duoti kosmonautų. Kur tie kosmonautai? Važiuoju pro jūsį, viskų pardavinėti. Važiuoju tyčia, pasuki kailį, tada vėl į kailį, tada būm. Tai tikriausiai ir aš ten esu buvęs. Sėskit. Merga, ateik. Ar mėsytę valgai? Taip. O žuvytę ar valgai? Taip. Tavo mamai pasisekė. Kodėl vandens nėra? Vandens nėra. Kodėl vandens nėra? Ar turi draugą? Aš tai kablus, kapani, tekstilių uniformas, o aš tai manikiūrą pasidirbau. Nu, keliauk. Diko aš, čia policija skambina. Kodėl iš ką policija? Gal čia kokį 5 mėnesių kokį družbą per technologijas namus nusidėdė. Ba šansų, a benzina kainas matė. Jaučiu, kad čia kretingos maistas.
Mokyklos civilis sudeginas, tu nepaisrinį žmonės. Aš įdėp kilnuoju, aš su kuoju man ragėlį paimti, juk negirdėjau, meilį žodą, tai tikriausia kokį nariaką dėl vaikėsą susimožą. Vo, nutėjau, mūsų čia koks vėjas vis vėl stovi, prašo taupos, kaborgus nukasti. Veštas jūs, ar jūs matė, kaip pašalzdanė išėjai, ar jūs čiupijo to žemėlis grūdien, koks jums yra šalzdan lietučiaus nepipils. Lietučiaus nepipils, ar jūs suprantas, pašals neišėjai. Pašals neišėjai, kon man daryt dabar. Vo, mergas, žiūrėkit, ponuštai gal. Šitas lepudas, mano mamokas sūnaus draugs. O žaltai kokiai drąsus čiuvelė. Veitam, Anus, čia, reik padėk kalboti. Einam pasikudrauti šniuobeliu. Alio, kaip stop! Pažinau, kam skambinu. Ar girdi, man reikia greitosios pagalbos, kojas mozolį nutrynė, o koncas telšiuosi už kelių valandų. Tai čia tipo prilėkit. Ne, čia trenksmas, negreituoji. Ai, tai čia karočią, tai čia vaikų gaisrą užgesino surinukų šūlėje telšėjo. Tai pats! Tai davai susimatom, noriu letiną paspausti, kaip tik į telšius atvarau. Atsiprašau, norėčiau paklausti vieno klausimo. Kas jums yra demokratija? Nu, kai žmogus, tai tipo, kai žmogus. Kaip suprasti? Ai, karočius supalinai, varau pas čivakėlių. Sveiki atvykę į Litexpo parodą. Mano vardas Krisman Brutė. Šiandien būsiu jūsų gidė. Pirmiausia, eikime prie išradimo, kuris pasakoja apie praeitį. Parom, jau duobus tuoj! Sveika, čiolė, ką šį vakar veiki, kokia tavo profesija? Nu, gidė. O kas atsitiko, kad nepavyko tapti gidė? Karočią, nėra bazaro su jumis. Ogi pavasaris, o man taip sniego trūksta. Aš manau, kad ta demokratija tiek Lietuvo, tiek mokyklo vėlaun, kaip šįmet pavasaris. Nu, jūs matė, pašals neišėjai, kad gali kartuoj, buvo visų pova koks žemdirbys dabar, buvo bulvių.